Ir lėtai, ir greitai bėgo dienos ir jeigu taip tiksliau, tai prabėgo 7 mėnesiai, galų gale išaušo ta diena, kai grįžau į Barceloną, pasiimti motociklą ir pratęsti kelionę. Tiesa, grįžęs turėjau atlikti keletą serviso užduočių, tai yra patikrinom visą šasį, radom šiokių tokių problemų, akumuliatorius buvo visiškai išsikrovęs, tai teko nusipirkti, taip pat dar keletą detalių ateičiai ir alyvą. Nusipirkau alyvą pas Deividą, pas šeimininką, mes ją pakeitėme ir filtrą. Ir tuomet, galbūt dėl to, kad Saturnas įėjo į Ožiaragio žvaigždyną, įvyko stebuklas ir mes turime šiandieną komandoje iš toli atvykusi Vytį, kuris irgi yra su motociklu. Planas yra toksai, jeigu trumpai, važiuosim, dabar beje esame upės vagoje, dabar važiuosime toliau, bandysime pasiekti Bardenas Reales dykumą. Tai bus už, nežinau, keletos dienų, 2, gal 3. Ir po to tęsim toliau. Žodžiu, važiuojam, nieko nelaukdami pradėkime. Važiuojam. Gromų. Oi. Oi, išgazdino. Galvau, smūgiuos man, bet ne. Nesmūgiavo. Taigi pirma diena kupina nuotykių, nors išjudėjome tik tai popiet, nes pirmą dienos dalį užėmė techninis aptarnavimas motociklo. Mėgavomės visų maršrutų, nuvažiavom 200 km, buvo gan aukštų pakilimų, sudėtingų techninių tokių sekcijų kelio. 1,5 kilometro aukštyje radome karves su skambaliukais besiganančias, vėliau nusileidome žemyn, šiek tiek nusipirkome pavalgyti, užsipylėme kūro ir jau sutemus, gan anksti temsta, po 6 šiek tiek, atvykome į savo stovyklavietę, radom laužavietę, užsikūrėme laužą, dabargi Vytis jau gamina vakarienę, šiandieną yra tunas su makaronais ir pagardukais, sakykim, ir eisime pailsėti, rytoj nusimato ilga diena, daug kilometrų, taigi susitinkam rytoj. Labas rytas, dabar jau yra kita diena, naktelė buvo ypatingai šalta, prilygstanti nebent kokiam nors winter raliui. Šiandien atsikėlėm, visi sustyrę, drebėjom, šokom, darėm mankštą, pritupimus, vėliau užkūrėm laužą, dabar jis jau baigė šildyti, judėsime, nusimato vėlgi nemažai kilometrų, toj darysim cold start challenge ir keliausim. Čok. Randam vietelę. Iš antro. Nu gerai.
O, Bet beveik. davai. Iš ketvirto jaučiu bus. Žiedus reiks keist panašu, kad. Turim. Mielieji, pamiršau žemėlapį namuose, tačiau be žemėlapių kambario jūsų nepaliksiu. Taigi, pažiūrėkime, ką turim. Vakar mes išvažiavome iš Barcelonos ir nuvažiavę 200 km apsistojome Tuiksent arba Tušio miestelėje, šiek tiek už jo esančioje stovyklavietėje. Permiegojom, buvo minus berods 2 laipsniai šalta. Ir šiandieną planas yra toliau judėti į, sakykime, šiaurės vakarus link dykumos. Tai važiuojam. Taigi nuo pat pradžių, iš pat ryto maršrutas džiugino savo vingiais, pakilimais ir nuolydžiais. Maršrutas driekėsi miškais ir šiloniais, vingiavo maždaug 1300–1500 metrų aukštyje. Todėl buvo šalta iki pat pietų, kai išvažiavom, nusileidom žemyn miestelin, užsipylėm kuro, prisipūtėm padangas ir sustojome prie bažnytėlės pavalgyti pietų. Pavalgę vėl leidomės maršrutu ir užkilę į gan aukštą serpantinų vingiuotą kalną, sustojome Vyčiui šiek tiek patempti grandinę, nes jinai ypatingai atsipalaidavo, pradėjo traškėt, braškėt, bijome, kad gali nutrūkti, todėl užbėgdami įvykiam už akių greitai mes ją patempiam ir važiuojam toliau. Sveiki, vaikučiai ir vaikučių mamos. Tai apie gamyklą trumpai. Buvo pastatyta 1950 metais, nes aplinkui čia įrenginėjo daug dambų vadinamųjų, reikėjo daug cemento ir tai buvo pigiau nei vežti iš kažkur į. Įrengė, čia netoli buvo ir kasyklos, iš kur ėmė žaliavas, netoli buvo anglies klodai, žodžiu, viskas sukrito taip gerai, kad 20 metų paveikė gamykla viršydama visus lūkesčius, o paskui pasidarė nebepelninga. 1973 metais uždaryta. Įdomus faktas, kaimelis šalia, dar veikiant gamyklai buvo beveik 400 žmonių, 2005 metais 13. Vienok, jis kol kas dabar nėra gaustaunas, čia kažkas gal atostogų namus turi, gal dar kažką. Tai va tokia įdomi ir liūdna istorija. Vėl kilome į viršų, vėl leidomės žemyn, buvo ir sniego, ir ledo. Visą dieną realiai laikėsi apie kokią
vienženklis skaičius temperatūros, kartais pasiekdavo apačioje miesteliuose gal ten 15-13 laipsnių. Atėjo vakaras, reikėjo surasti nakvynę. Netyčia visai radom pakeliui yra apleista gyvenvietė. Atvažiavom, radom iš tikrųjų gyvenvietę, yra keletas namų, yra ūkiniai pastatai, yra netgi koplyčia. Rytoj turėtų būti labai įdomu pasižiūrėti, kaip tai atrodo iš viršaus. O dabar mes jau sėdime prie laužo, šildomės, nes realiai nuo anos dienos pietų nebuvau atšilęs, visą laiką buvau sustriukę. Tai šildomės, pavalgiam, mėgaujamės ir susitinkam rytoj. Labas rytas, dabar jau yra ta kita diena. Sveikinamės su jumis iš nuostabiaus grožio apleistos gyvenvietės Ispanijos šiaurinėje dalyje. Su Vyčiu jau atsikėlėme, iš tikrųjų miegojom puikiai, šiandien buvo gan šilta naktis, užuovėje namų 400 metų senumo. Atsikėlėme, jau išgėrėme savo dvigubą espresso flat white kartu su pienu ir pasiruošę judėti. Šiandieną nusimato kelelis irgi tolimas, iki dykumos dar lieka 450 km. Įveikti jų greičiausiai nepavyks šiandieną, nebent kažkuria dalį mes praleistumėm. Tai bandysim kiek išeina ir nieko nelaukdami važiuojam. Na ir kol nepamiršau, žemėlapių kambarys, vakar mes keliavom iš tikrųjų labai nedidelį atstumą, tik tai 150 km nuo stovyklavietės iki šitos senos apleistos gyvenvietės. Šiandieną toliau judėsime į vakarus, Bardenas Reales dykumos link. Važiuojam. Šiandieną rytas buvo tiesiog nuostabus, tačiau vos už kelių kilometrų užsidirbau batono lipduką, nes važiuojant asfaltuotų keliu, darant posūkį, buvo paberta ant kelio tokių mažų labai smulkių skaldos akmenukų, ant kurių priekinis ratas išslydo ir visas nugriuvau kūlversčių. Vėliau judėjome toliau, buvom sustoję akimirką pasimėgauti kava su puikiu vaizdu į 8 km atstumu esančius kalnus ir supratę, kad greitis labai nukrito, išvažiavome į plentuką ir šiuo metu jau esame kitame mieste, valgome pietus, šilame ir važiuosime toliau. Zona. Patrauks. O! Gracias! Važiuojant Medkirčių keliuku, saulei besileidžiant, pakeliai pastebėjome namuką, prie kurio sustojome, apžiūrėjome ir likome tenai nakvoti. Iš tikrųjų labai jaukus ir mielas, gaila, kad židinys yra sulūžęs, taigi
gyvenome be ugnies, bet išsimiegojome puikiai, atsikėlėme gan anksti. Tiesa, sena gera klaida, dėl per naktį paliktų įkrauti visokių įrenginių. Suzuki akumuliatorius išsikrovė, taigi teko jį užstumti. Bet sėkmingai pavykus užsivedė motociklas ir mes galime judėti į šios dienos tikslą, tai yra Bardenas Realės dykumą. Važiuojam. Maršrutas vingiavo miškais ir šiloniais, tolygiai leisdamasis Dykynės link. Buvome radę akvaduktų sistemą išlikusią, ten šiek tiek praleidom laiko ir po to nusileidę dar žemyn radome dykumą, į kurią taip veržėmės. Buvo gerokai šalta, sustyrę pasižiūrėjom pagrindinį tą lankytiną objektą, tą akmenį ant uolos ir atvažiavom į Tudelos miestelį ir čia baigėsi mūsų bendra kelionė. Vytis dabar pasileis į Barceloną, o aš žemyn į pietus, kur galbūt bus šiek tiek šilčiau. Tai tiek, mes tęsiam kelionę, o Vyčiui sakom iki. Čiau. Kažkaip važiavau ir pagalvojau, kad užteks tų 4 dienų nenutrūkstamo šalčio. Taigi užsisakiau savo prezidentinį numerį su spa ir su tom rankšluostiniam gulbėm ant lovos. Taigi važiuoju, aš pailsėsiu. Palieku jūs su daina ir susitinkam po poros dienų. Čiau. En tu desbocado otro
arriba